kaip gydyti, kaip slaugyti, kaip padėti žmogui atsistatyti po sunkios ligos, kaip išmokyti žmogų sveikai judėti, sportuoti, kaip išmokyti žmogų atjausti, suprasti ir paguosti. Fakultete studentai turi galimybę mokytis slaugos, kineziterapijos, laisvalaikio sporto, visuomenės sveikatos, radiologijos technologijų, socialinio darbo studijų programuose. Fakultete nuo kitų metų studentai galės studijuoti išplėstinės praktikos slaugos studijų programoje, magistrantūroje. Duris atvers ergoterapijos studijų programa. Planuojame, kad dar po metų startuos taip pat nauja studijų programa laboratorinės diagnostikos ir bioinformatikos. Nu ir gerai, tai kiekvienas pasakykit, kokį klausimą ištraukit, galite atsakyti. Ar gerai? Ne. Tai mano didysis gal gyvenimo įvykis yra tai, kad pakeičiau savo profesiją. Iš prekybos, vadybos pasirinkau studijuoti socialinį darbą. Ir krizių intervencija, dabar kažkaip, aišku, čia rinkodarinis žodis pasidarė, bet mūsų programoje tai visada buvo pagrindas. Tai šitą specialybę tikrai ateina žmonės, kurie myli žmonės. Nes tu dirbi su žmonėms, kurie yra rizikos situacijoje. Ir socialinis darbuotojas ateina, jis atneša jam viltį. Studentai, kurie ateina studijuoti Klaipėdos universitetą, jie pirmiausia mato šalia esant išskirtinę gamtą, jūrą ir ką gali gamta ir jūra suteikti. Šiandieną nebuvo jokio žodžio ne. Visiškai. Viską reagavo pozityviai ir taip į viską įsitraukė su tokiu dideliu noru ir tokia laiminga buvo, atrodo, šiandien. Tai delfinų terapijos metu šiandien iš tikrųjų parodė tikrai nepaprastai gerą dėmesio koncentraciją, ar ne? Tai tikrai matom, kad suteikiant sensorinius stimulus. Nuostabiai vaikas pasirodė, ar ne? Net ir mama tikrai stipriai džiaugiasi. Didžioji dalis mūsų specialistų, kurie darbuojasi delfinų terapijos centre, yra baigę būtent Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetą. Tai visi taipogi studijuoja mokymosi visą gyvenimą centre, kur po studijų įgyja delfinų terapeutų licenzijas. Tai šiandien užsiėmimo metu mes naudosim būtent šitą sieną ir jūsų širdies ir kraujagyslių sistemos reakciją į fizinį krūvį stebėsim naudojant pulsometrus ir Polar Team sistemą. Taip, galim pradėti. Kaip išlikti sveikam ir gyventi ilgai, tai čia klausimas, kur tik mokslo pagalba kartu galima tą klausimą ir išspręsti. Studijuoju aš Klaipėdos universitete laisvalaikio sporto specialybę. Sportas labai daug užima mano gyvenime vietos ir sugalvojau, kad noriu padėti žmonėms suprasti, kas tai yra sveikas judesys, kodėl reikia sportuoti ir kam yra reikalingas fizinis aktyvumas. Ir labai džiugu, kad sveikatos mokslų fakultetas yra vienas iš lyderių. Studentai renkasi ir iš trečiųjų šalių. Šiuo metu daugiausia turim Ukrainos, suprantama, atvažiuoja, renkasi, mato kompetencijas dėstytojų ir jie įgyja tą specialybę ir lieka nemažai čia dirbti, kas sugrįžta į savo valstybę. Labą dieną dar kartą visiems būsimiesiems kineziterapijos specialistam ir noriu pasveikinti visus išlaikiusius egzaminus. Ми приїхали з України, я приїхала з міста Дніпро, де зараз я навчаюся на другому курсі кінезіотерапії. Маю декілька улюблених предметів та саме улюблене – це патологія. Šios dienos iššūkiai matome, kaip svarbu yra patriotinis mąstymas ir gynybinis potencialas, kaip parengti specialistą, kuris ekstremaliomis sąlygomis sugebėtų dirbti. Bet aš manau, kad fakultetas šiuo metu stiprėja ir po 10 metų jis bus dar labiau
integruotas į mūsų valstybės sveikatos priežiūros specialistų rengimą. Ta laboratorija turi daug diagnostikos įrangos, kurią galima įvertinti žmogaus, mūsų pacientų fizinę ir funkcinę būklę. Paskaitų metu mes galime išbandyti įvairias technikas, taip pat studentai gali pasimokinti ir išsitirti save. Taigi, mėly studentai, jeigu nesimokysit, būsit tokie. Gerai, Samanta, pradėsim judesį iš klubo. Tai spausim šiek tiek pėdą kamuoliuką ir stengsime tolygiai lėtai judėti. Dar kartelį. Ir vėl grįžtam. Aš pasirinkau kineziterapiją, todėl kad tai yra medicina be kraujo ir medicina, kuri gydo judesį. Ir šypsena. Aš galiu dar jums įdomybių parodyti, žiūrėkit, ne? Gal sakau, matot, pažįstat? Man reikės šitų nuotraukų. Reikia memuarus rašyti. Klaipėdos universitetas įkurtas 1921 metais. Ir jame nebuvo medicinos fakulteto. Universitetas ir žodžio universum. Studijos turi būti įvairios. Profesorius Stasys Vaitiekūnas pritarė idėjai kurti Klaipėdos universitete medicinos fakultetą. Žymiai svarbiau yra sveikatą išsaugoti, negu ligas gydyti. Ir pasirodo šitas sakinys, šita idėja priklauso Vilhelmui Storostai Vydūnui. Ir užtat mes ir pradėjom formuoti. Ir to fakulteto pirmoji studijų programa, kurią mes čia sukūrėm, tai buvo visuomenės sveikatos mokslų studijų programa. Iš tikrųjų, fakultetas labai šauniai vystosi, dabar yra 7 studijų programos. Ir šitas universitetas, šitas fakultetas turi labai didelis perspektyvas, būtent šitos sveikatos tausojimo sritim. Jo, pasveriam, padedam, taip. Maišelį, gerai, darbuokitės, keliaujam toliau. Identifikuojam pacientą. Pažiūrėkit, ant pacientų vardas, ant rankos užrašytas pavardė vardas. Mums reikia prisitraukti 5 ml. Geriau gal. Tik nebeveikia. Studijuoju Klaipėdos universiteto slaugos studijų programoje 2 kurse ir pasirinkau šią programą todėl, nes nuo pat mažens norėjau padėti žmonėms. Raminta pas mus dirba su įvairia įranga, su rentgenu, mamografu ir kompiuteriniu tomografu MRT, plataus spektro radiologijos technologija. Tai studentai per praktiką pamato tikrąjį darbą technologo kasdienybę. Tikiuosi, kad niekam neatšoka noras tęsti savo mokslus, kadangi studijų programa yra be galo įdomi, labai gilus yra mokslas, nėra kasdienybės, nėra monotonijos. Su kiekviena įranga jisai turi ne tik teorinę galimybę susipažinti, praktinę galimybę stebėti darbą, bet ir praktiškai mokytis ir išmokti atlikti tyrimą nuo paciento pasitikimo iki paciento palydėjimo suteikus paslaugą. Be tos praktikos turbūt neįmanoma būtų tapti pilnaverčių ir kvalifikuotų radiologijos technologų. Čia tas pats, kas išmokti skraidyti, sėdint tik tai prie kompiuterinio simuliatoriaus. Spaudžiam ir padarom ekspoziciją. Nerasite nei vienos sveikatos priežiūros įstaigos vakarų Lietuvoje, kurioje nedirbtų bent vienas ar keli mūsų fakulteto absolventai. Tikslas yra pagrindinis, kad tiek Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos universiteto ligoninė būtų vienas konglomeratas. Ir kai žmogus, darbuotojas, nesvarbu dirbdamas ar klinikinį darbą ar universitete, tardamas žodį Klaipėdos universitetas ar Klaipėdos universiteto ligoninė, turi suprasti, kad mes šnekam apie dvi struktūras, kurios yra betarpiškai neatsiejamos. Studijuoju tęstinėse slaugos studijose Klaipėdos universitete, o šiuo metu dirbu universitetinėje ligoninėje reanimacijos skyriuje slaugytojų. Gavom pranešimą, kad atvyksta sunkios būklės pacientas. Tai va dabar mes rodysiu, kaip reikia pasiruošti dar pirminiam darbui. Aš manau, tiesiog tai yra nenuspėjama ir įdomu. Tai realizuoti gali save tikrai, o galimybių daug yra. Mokytojai yra nuostabus, tiek darbuotojai. Tai tikrai aš džiaugiuosi.
Pirmas bendradarbiavimas, tai ką mes darom, tai reiškia slaugytojos gauna tos visus teorinius pagrindus mokymus universitete, bet visą tą praktinę dalį tai būtent gauna čia mūsų Klaipėdos universiteto ligoninėje ir gydytojai dirba dėstytojais Klaipėdos universitete, tai tas bendradarbiavimas yra nepaprastai glaudus ir kasdienis ir, kaip sakiau, mes tą bendradarbiavimą norim plėsti ir gydytojų rengimo prasme. Klaipėdos universiteto ligoninė ir Klaipėdos universitetas yra vieni iš tų vedančiųjų, iš tų pirmųjų, ypač darbe su onkologiniais pacientais. Sveikatos fakultetas yra tas, kur mes turim ir studentus, ir mokslinį potencialą. Jaunas žmogus dažnai renkasi ateitį, nes jo laukia ateitis. Su labai daug žmonių aš asmeniškai kalbuosi, kurie ateina į mūsų ligoninę ir aš klausiu, kodėl jie nori ateiti. Jų atsakymas, mes matom čia ateitį. Tai aš manau, kad šis fakultetas toks ir bus po 10 metų.